Sveiki. Pažiūrime, kas skuba pas jūs ir kokiu tikslu. Tokį trumpą būrimą. O, kažkoks išmintingas labai žmogus. Vienišas, sakyčiau. Laimėtojas toksai. Iš kažkur toli, žinokit, užsienis, kitos šalis, kiti miestai. Čia kažkokia situacija pasikartoja. Labai išmintingas žmogus, labai protingas, gal netgi išėjęs į vienatvę apmąstymams, toksai, žinot, saviugda kažkokia, žodžiu. Čia kažkokia situacija pasikartos. Ar manyčiau, jūs dėl jo pergyvenote? Arba jisai pergyveno kažkada dėl to toks atsiskyręs biškiai į save nuėjęs. Ir čia situacija pasikartoja ir jis atvažiuoja pas jūs į namus. Manyčiau, kad čia jis, nes žynio korta vienišo žmogaus. Jo po pauzės, po praradimo, finansinių praradimų. O kokiu tikslu? Kokiu tikslu? Ką aš jums galiu pasakyti? Kokiu tikslu? Šansas naujai pradžiai, naujam gyvenimui. Žinokit, rodo užuominą, kad ko gero čia prarasta meilė jūsų. Jisai ko gero išvažiavęs buvo į užsienį ir jisai dabar grįžta. Jisai išvažiavo į užsienį, jūs labai gal dėl to pergyvenote. Buvo išėjęs į vienatvę ir taip toliau. Bet žodžiu, jisai dabar labai išmintingas, harmoningas. Manyčiau, reikėtų jį priimti, kadangi jums rodo gausą su juo, finansinė net sakyčiau. Ir man kažkaip uždaro, bet čia yra užuomina, kad prarasta meilė ir sakau, ir čia situacija pasikartoja, kažkada vėl buvo tai pas jūs. Buvo tai, jūs paleidote, pergyvenote. Čia buvo net finansiniai praradimai, sakau, žodžiu. O dabar jisai grįžta ir čia manyčiau, netgi jau nebevažiuosis į tą užsienį, nes darbas krenta. Ir šansas bendrai ateičiai. Su jo čia meilės pasitiksinu. Vienišas jisai. Gausa čia jums krenta, klausykit. Grįžimas kažkokio vyro, dėl kurio labai pergyvenot.